Mama, trenerė parūpino, Arnai, ateisi, duosiu ir tau. Reikia ją nujot, kaip sakant, nunaudot. Nugarytę, visą kitą. Dar kai sėdim va tokie, tai reikia iš... O tokiem pratimam dažniausiai... Arba prie sienos prisiglaudi ir tampais. Šitas pratimas gerai irgi ilgai sėdint yra prasitempi, spaudi į apačią, ištempi šitą raumenį visą. Man tik apšiltą reikia. Kaip ir mašinai, ne? Vakar apšilo tik tai. Dabar, aišku, tie treneriai, kurie žiūri, juokiasi matomai. Tai netaisyklingai daro. Visą laiką treneriai, kodėl yra taip, kad pasižiūri į kitus trenerius, kaip jie tą moka ar dar kažką. Visi viens kitą kalatoja, kad netipo ne taip. Ai, eimk tu daryti dabar. Šimičkiai važiavo, šovė tas dar į galvą. Yra dar toks vienas. Nu. Užmini. Nu. Aha. Lėčiau nuleidinėk. Pasimėgauk. Įkirsk raumenuką. Pečiam šį yra tobulą. Ai, nepaleisk. Žiūrėk, yra dar toksai pratimas labai geras Aha, taip. Kardio toks. Aha. Dėk pagau! Su tapkutėm. Viską padarys, ko tik reikia. O! Gerai? Nespėjai. Sekundę. Nu, ne boltas. Ir ne Fiatas. Labas rytas. rytas. Trumpas update'as, kas vakaras, kai baigės. Žodžiu, apsistojom kažkokią vietą, sunkiai radom, atvažiavom. Vandens nebuvo karšto, jis neatsirado iki pat ryto, tai grūdinomės ryte. Kas dar buvo? Kas buvo? Nieko gero nebuvo. Elektros buvo, nebent tik tai ir lovo daugiau gero buvo. Wi-Fi'us net kambarį netraukė, bet gal ir gerai, palisėjom kažkiek tai. Palisėjom, kolegos paskambino per daug anksti, šiandien čia ateinom, sakom, karšto vandens nebuvo, pasimetė. Galėjot vakar, Kėlėmės paskambinti. Prieš 7, tai kolegos skambino Lietuvos laiku prieš 8, pas mus dar tik tai 7 dar nebuvo. Na, bet gerai, anksčiau atsikėlėm, pavalgysim. Be streso, pirmoji diena tokia, pirmas rytas bent jau. Nu, kol kas, neprisišnekėkim. Lietinga, gaivesnė šiandien diena, ne taip karšta. Planas toks. Pasiekti Čekiją, idealiu atveju miestelis Brno. Tai pavalgom ir lekiam. Važiuojam 500 km, vakar važiavam 550. Tai panašiai atstumų tokių. Šiandien Tomas pažadėjo mašinai parūpinti muzikos, nes antenos nėra, radijas negroja, ten tik kompaktus galima dėti, bet yra USB ir aukso jungtis, tai gal sakė iš kompo kažką paorganizuos. Viskas, valgom ir tuo lekiam. Vyrai vakar labai tyliai važiavom be jokios muzikos, nieko negirdėjom. Mes net vakar pasitarėm, ar norim kažką, sakėm, ne, važiavam tyliai, tai šiandien jau noris kažką. Šiandien turiu pasiūlymą jums muzikytės ir sakykit, kokio žanro norėtumėm. Hip-hopo, hausiuko, elektrūškės stiprios. Pradėkim gal nuo tokio lengvo R&B gal kokio? R&B, gerai, R&B, įmam papkę R&B, turėsim muzikos R&B, opa. Tada disco, hausa, disco hausa, okei. Dance klasika. Gal vėliau, kai išjudėsim. Vakarui. Gerai, tada retro tokie, žinai, seniai gabalai. Okei. Techno, reivuko piškiai kalbų. Norėsis jau kaip praraus, jau kai reikės energijos. Ir užbaigsim su I Believe I Can Fly. Škelė. Žiūrėk! Labas, sesė. Broli, sesė. Višniukė. Aliužiek, nu gražiai išsilaikė. Fiatą pastebėjom. Tokį patį kaip mūsų. Bet šitas spalva geresnė pas mūsų, ne? Mūsų geresnė. Bandėm kalbant USB, bet neskaito, nes per senas magiukas čia yra. Mūsų uzvai per geri yra. Dabar aš, gerai? Dabar tu tada klausyk. Bars, močiutė, bars, tėvelis, bars. Mamytė neužtars. Hebra, šovė pagalbė. Turim oro pagalbę, jeigu ką.
fantazijos LT oro pagalbę turim. O, dėvoju, kai davė į snukį, veidą. Čia iš fantazijų oro pagalbę? Panašu, kad taip. O, sakė, technikinę nori praleisti. Šitas Fiatas turi netgi oro pagalbę. Prigult. Nebijau. Atsigul. Opa! Vaik tu savo. Aš tau sakau. Opa! O, pasidėdė. Eik tu, pizd. Yra nėra. Nemažai kilometrų prisukom. Metas pasidaryti technikinę apžiūrą, pasižiūrėjom kaip su skysčiais. Aušinimas skystis maksimali norma. Oi, čia įkaitė viskas. Gerai, čia svarbu šitas matuoklis. Nu. Max? Va, Max min. Maksimali riba. Turbo. Buvo ilgai užgaišta, kol supratau, kur langų skystis pilasi, nes niekur nėra. Tada čia pagal žarnelę atsekiau, kad jinai eina čia. Pasirodo, langų skystis pilas. O čia. Pro šalį viskas kol kas. Pusė skysčio pro šalį bėga. Pritaikiau. Ne pats patogiausias. Ne pats patogiausias. Eik, čia nieko netelpa. Viskas, ta prasme, pilnas bakelis. Pusę net nesupyliau. Kur dėsim, vietos nėra mašinai. Viskas, technikinė atlikta. Peržegnojam. Judam. Man atpažiūrė, atrodo, aš būčiau blogiausias prezidentas Lietuvos istorijoje, jeigu būčiau prezidentas. Aš norėčiau būti prezidentu, bet aš būčiau gerai, debatai prasideda ir tavęs užklausė, sako, gerai, mums reikia valstybės biudžetą surinkti 1 milijardą papildomų eurų. Kaip pasiūlytum daryti tai? Nežinau, aš paprastai kalbėčiau, nes aš neišmanau tų dalykus. Aš vat per mūsų šitą mašiniuką galėčiau praleisti. Vat ką moka, tai vairuot moka, neblogai visai tikrai. Nu, patilės. Tai ką? Aš tave jau antrą ekspediciją baigiau prieš patilėsi. Aš tave irgi bandžiau vežti. Matėm, ko baigės. Vežiau, kad mus nesdabu vežė. Matėm, ko baigės. Nu, o šį kartą užsipėlė 30 litrų ir beveik visą Lenkiją. Aš ekonomiką lyginčiau su mašiniuku, žiūrėk. Ekonomika yra kaip šitas mašiniukas, ne? Tavo galimybės turi atitikti tavo lūkesčius, ne? Nu, tikrai. Užsipilį už 30 litrų, ne, ir tu visą Lenkiją gali pervažiuoti. Arba tu gali nusipirkti Ferrari, užsipiltų 30 litrų ir nuvažiuosi iki Augustavo. Tai va čia ir yra ta ekonomika. Tai čia tavo atsakymas yra į tai, kaip surinkti papildomų 1 milijardą eurų į valstybės biudžetą. Aš skatinčiau pirkti ekonomiškus automobiliukus, jų pardavimai augtų, automatiškai valstybė surenka daug biudžeto, išlaidos mažėja, pajamas didėja. O gal tiesiog nieko nereikia pirkti, padidinam akcizą degalams, visi vis tiek jau turi į ką pilt, tiesiog išleis truputėlį daugiau, grįž daugiau. Aš sakyčiau, visur galima vaikščioti pėsčiom, tada tu mažiau išleidai iš viso kam. Nu, su šito tai nepasigalinėsi, žinai, vis tiek. Ei, klausyk! Paimtų jį, gerai. Lap, tas dar čia užlindo, nu pareini čia dabar Ferrari. Važiuok. Pasitraukit, Ferrari duokit pasimti. Mes jau Čekijoj ir patys net nesupratom, kaip tai galėjo atsitikti greitai. Važiavam, norėjom užfiksuoti, galvom, kur čia tas pasienis, ir žiūri, tiesiog Čekijos kelio ženklai prasidėjo. Dabar paskui mus policija atvažiuoja, nieko gero nežada mums šitas dalykas. Jie greitėja. Blema, jie mus vejasi, tikrai, stobal. Blema, jie mus stabdys. Jie mus stabdys, aš jau matau. Jau artėja, nori pasižiūrėti numerius iš arčiau. Ne, Lenkija. Bet toks jausmas, kad esam prisidirbę kažką, bet nesam nieko prisidirbę. Aš dabar tokį nerimą, ką tik jaučiuosi, neįsivaizduojat. Žiūrėk, kalnus jau matau, matai? Pirmieji kalnai. Tai ką, iš vienos čips šalies įvažiavom į kitą čips. Tik tais tiek, kad šitoj dar ir balsių mažiau, tai dabar bandom pasiekti Brno. Ten transliaciją darysim. Tai 10 dienų, 80. Ai, dar žinykis yra, stovi tas policininkas, aš prie kitos kasos ir sakau, how can I get to the toilet, I have no cash, nesmokamas tualetas. Ir jinai, Popolski, tai aš taip žiūriu, nei Poliakai? Sakau, ne, jinai pagal mūsų mašiną nusprendė, kad mes Lenkai ir tas policininkas į mane taip,
Ir žiūri, kas čia tikrai nelengva. Ar gali būt, kad mus stabdys? Einam paklausti, kaip čia yra su tom. Einam susidraugausim geriau su jais, žinai. Aš žinau, kad sako, visai yra gerai tie guminukai žmogui. Nu kas ten kiaulės, kas ten odos ir taip toliau. Bet tipo žmogaus sąnariam guminukai yra gerai dar kažkam. Bet kažkam ir blogai labai. Vyrai, norit? Ką norit, rinkitės, nupirkti. Čia žiūrėk, kiek tai kainuoja. Ne Lietuvogi. Visus norit bandyti. Va, šiandien gal laužiuką kur nors pasikursim, pasikeptumėm. Bet sūrus skaniausi, man atrodo, šitie bus gerai. Anybody can speak English? Nobody? In all Czech Republic? It's, yeah? But we need for 2 days, is this possible? 10 days. 1 day or 10 day? Okay. Galim šiandien išvažiuoti iš Čekijos, jeigu norim pigiau. Išvažiuos. 10 days. 10 days. Nu, šiam ar kiam. Tai kas čia 20... Okay, for 10 days. 15 eurų kažkas tokia. 10 dienų. Tai nešneka angliškai. Kodėl nekalba angliškai? Niekas, degaliniai niekas nekalba angliškai. Yes, Very nice, very beautiful auto. Yes. Our beautiful car. Kas pagirs, jei ne pats, ne? Sakė elektroniniškai viskas čia bus, susimokėjom už 10 dienų. Baigėsi čia malonumai Lietuvos, Lenkijos, va, pravažiavom, nei ten to nieko negėjo, va? Va, Europa. Ir piktų veidų pamatėm šiandien neblogai. Vakar Lenkas toks linksmas buvo šiandien. Kainos kaip Europai, bendravimas, patylėsi. Žiūrėkit, bangelę gaudom. Uoba! Prasidėjo, bangelės smagumai. Arnai, aš dabar išsipešiu vieną antakį, gerai? Išsipešk. Važiuok lygiai. Gerai. Ir... O po to padažysiu blakstienas. Įsidėk lęšį kontaktinį. Yra muzikytė kai. Žiūrėk, kokias bangelės. Opa! Važiavom ir staiga jau susidūrėm su reikalu. Galvoju, ko mašina nebetraukia, žiūriu, tai pabiškai greitai krenta. Mano pedalas, akceleratoriaus jau dugnas. Pasirodo, kilom į aukštesnę vietą. Tai įdomu, kas bus Austrijoje ir Italijai. Prasideda mašinytės bairį. Beje, mašina gyvardą turime, per išleistuvės. Kokį už... Pizdukas. Pizduk, nepavės mus. Mes šiandien ieškom dar ir transliacijos kaip visą laiką, tai paskutinę akimirką žiūrim, galbūt gerėtumėm iš zoologijos sodo, čia visokių gyvūnų, dar ir tos pakalbintumėm. Тузу, билет. Jako do zoo? Ja. Musíte jít doprava a tam se kupují lístky. Jakože... Pravu. Prava na dešinę. Tai va ten. From Lithuania. And we would like to broadcast our live show here from Zoom. Can we? No music, just microphones. No music around, just our headphones. We are sitting and talking to our colleagues. Sakė, moments tai Aš laukia manau, moments. Pais. Entuziazmas kažkoks įjungtas, reiškia išklausys, ką pasakys. Ir mes tai jau galėsim... From 8 o'clock. Kasa, pokladna je do 6. 6, yeah. We finished 6. Dobrze sakė, dobrze. O tas dobrze, ačiū, ką reiškia. Dobrze, tipo gerai, bet tipo gerai, ar gerai. I'm sorry, you must pay adult. But we can entrance, yeah? And we can do this show. Yeah, okay. We will pay for the tickets and we can... Go. Skambina iš M1 kolegos, turi atsiliepti, išrišti nuodėmę kažkurią, išrinkti kuri blogesnė. I don't know. Where can we put our stuff? Klausau, kolegos. Labas, Kaiva. We will come with the car here. We will take out our stuff and bring car again here. Okay? For 5 minutes. 5 minutes. We will take the things out
all the stuff and go back, okay? Good? Vienas bėga, kitas važiuoja. Įsivaizduokit, kas čia bus. Aš taip duodu galvą nukirs, nors neduodu, kad šitoj vietoje dar nieks radio transliacijos nedarė. Žurnalistų gal buvo, dar kažko tai, kad filmavo, reklamas darė. Bet mes radiją darysim ir iš Lietuvos. Įsileidom mus. Nu, ko mes negalim dar padaryti? Gal net ir Vatikane leis, nors, kaip ten sakė, popiežius negali priimti užsiėmęs, bet kai išgirs apie mus, tai padarys. Atskleisiu vieną dalyką apie save, kad gražiausi man gyvūnai yra zoologijos sode, visą laiką norisi nueiti prie beždžionių, gorilų, nes gali stebėti valandas kažkaip. Patys fainiausi gyvūnai. Ir žirafos dar įdomus. Dėl kaklo. Tomas ir Arnas iš Narvo. Žiūrėjau, va, mūsų duetas. Čia kaip veidrodis. Čia yra dar vienas įrodymas, kad niekad nežinom, kur transliacija vyks. Paskutinę valandą nusprendėm, nes kelyje, kai buvom, žiūrėjom aplinkui mastelį, kur esam arčiausiai. Radom zoologijos sodą, liko iki 4-15 minučių, einam tvarkytis, va, ir taip kiekvieną dieną. Tai viskas ant streso, viskas, bet, fana, ne? Nebūtų streso, nebūtų iššūkių, būtų nuobodu. Čia mes daugiau kalbėsim, ar šitie kalbės? Gyvūnai, žiūrėk, kalasi vienas su kitu. Muštynės prasidėjo. Įsubinė į kandą. Nenoriu nieko sakyti, bet tokio greičio turėtų užtekti. Net ir su kosmosu susisiekti. 200 megų per sekundę. O čia tai kalba. Uploado greitis? Uploadą tuoj pažiūrėsim. Show info. Uploadas irgi visai neblogas. Žiūrėk, didėja. Mylim bučiuojam, ate. Tomas ir Arnas. Čiau. Antros ekspedicijos antra laida baigta. Vėliavėlė eina zoologijos sodą. Pirmą kartą istorijai. Čekija. Transliuota čia. Taip. Op. Pavyko. Ate, draugeliai. Dabar yra 18:30. Čia vietos laiko, o valgėm 8 ryto paskutinį. Tai buvo kažkur prieš 10 valandų, kai mes valgėm. Ir sakysit, kad patys kalti, ne, mes tiesiog važiuojam, galvojam, kad pavyks pavalgyti, ne. Čekijoje truputėlį problemas su korteliu. Buvom prisėdę, bet neturėjom grinų, tai čia patys kalti. Na tai va. Grini išgelbės bet kurioje situacijoje. Tai važiuojam ieškoti maisto kažkur, kur galės pavalgyti. Mums 8-6 kilai iki Brno. Ar ištversit, vyrai? Karui? Žinau. Ištversi nevalgęs? Darbu gera nuotaika. Nuotaika pagerėjo, kai pavalgai. Pagerės tikrai. Gerai. Šausim vieną čekiško. O Čekija labai gerų jų turi. Viskas bus gerai. Viskas yra gerai. Sveikinu. Ko? Mūsų antros ekspedicijos 1000-inės yra dabar. Iš kur tu žinai? Čia nerodo. Ką tik pažiūrėjau. 1000 kilometrų įveikta per 2 dienas. Neblogai. 2 transliacijos 1000 kilometrų. Mūsų planas yra apie 3000 kilometrų. Tai trečdalį esam jau pasiekę. Bet dar viskas prieš akį. Brno mieste imsim burnėlį. Ims burnėlį. Kaip mano... Teisė, ne? Teisė. Į dešinę. Čia? Į dešinę, čia dešiniau, jo, ir užsisakymas. Čia, žinai, kaip mano mačiutė sakė kažkada, ne dėl noro, o dėl reikalo. Tai šitą panaudosiu kitom aplinkybėm, ne apie maistą kalbant. Dėl reikalo.
1040 km. ID-card or passport? ID, yeah, sure. Taktan antroji ekspedicijos diena į pabaigą. Lengva komytė, Matas. bet žinom, kad čia lengvai nebūna. Čia niekada nebuvo. Praėjusi metai parodė, kad kai sustoji kažkur, žinai, kad dar reikės važiuoti ir negali pailsėti kažkaip iki galo normaliai. 20 valandų 38 minutės vietinių laikų. Esam paskutinį kartą valgę 8 ryto, nes tiesiog nebuvo kaip ir kada pavalgyti. Atrodo, čia sustosim, pavalgysim, bet dar truputį, tada gal atvažiuosim į vietą, kur transliuosim, pavalgysim, tada techniniai nesklandumai, tada jau sprendė, tada galų gale baigiant transliaciją, nuėjom šalia esančią kavinę, užsisakėm valgyti ir paaiškėjo, kad galim tik kortelę atsiskaityti, o tik kešo, o kešo neturėjom. Sugaišom dar vieną pusvalandį, dar labiau nervuoti grįžinėjom, atvažiavom ir Brno mieste, atvažiavom į Hotel Avanti, jis vadinasi itališkas beje. Hotel Avanti tolyn, toliau. Prieš. Tai hotelis toks. Faina recepšino ta moterytė, žiūrėkit, surašė mums, ką mes galėtumėm čia pavizituoti ir pamatyti gero Brno miestelį, tai jeigu rasim kažką parodysim. Mūsų planas toks, jau mes šiandien kaip ir atsisveikinam su jumis, varom pavalgyti, parodė vieną vietą, kur galim pavalgyti ir kadangi pirmą kartą, gal ir paskutinį, gali būti, kad nebūsim šitą miestę, tai šiek tiek išnaršysim senamiestį ir eisim mėgoti, nes tikrai jau koma. Nu, bet biškai šypsenytės, važiuojam, ką? Yra, nes Žiemė, šypsomės ir Karolis šypsės, kuris filmuojamas. Šiandien antra kelionės diena ekspedicijos ir mes jau įveikėm 1050 km, tai nemažai susukta turint omeny, kokios pagaliau važiuojam. Tai va, laimingai. Einam valgyti ir po vieną šaltą. Eikti savo cepelinų gal bus, ką tu žinai. Ne manai? Ačiū uždėmesi. Šiandien Tomų bus bata, aš tau sakau. Kaip šuniai ištroškusiam vandens. Tai gražiai tokie bokalai. Zdravai. Ką darai? Ramybė širdyje. Skrandis patyręs padabar.